Ar esi pasiruošęs tapti čempionu? Rūšiavimo čempionu. Pirmoji treniruotė – mitų laužimas. Štai vienas dažniausių. Viena ne ten išmesta šiukšlė juk nieko nereiškia. Mitas. Kiekvieną sekundę Lietuvoje išmetamos 10 kilogramų atliekų. Taigi, jei visi numotų ranką, maži sprendimai virstų didelėmis problemomis. Rūšiavimo misija susijusi su perdirbimo procesais, kurie veikia kaip suderintas mechanizmas. Todėl net viena pasiklydusi, netaikliai išrūšiuota šiukšlė gali sugadinti visą partiją perdirbimui tinkamų atliekų. Įsivaizduokite, dažnai į popieriaus pakuočių konteinerius patenkančius surūgusių sulčių pakelius. Tokia atlieka turėjo būti visų pirma ištuštinta dar namuose. Deja, jei papuolus prie popieriaus, buvo suterštas visas taikliai išrūšiuotas turinys. Bet tu gali tai pakeisti. Rūšiuoti taikliai paprasta, kai žinai. Pradėkime nuo pakuočių. Rūšiavimo konteineriai tuščioms pakuotėms. Daugiau taiklumo treniruočių rūšiavimo abc.lt